Skaitau Jogą Vašistą. Čia pasirinkau įdomesnę vietą ir to jau paskaitysiu. Vašista tęsia. O Rama, nors išsilaisvinusių išminčių išorė skiriasi, jų išmintis išlieka nepakitusi. Panašiai kaip vanduo išlieka vandeniu, nepaisant to, jo paviršius banguoja ar ne. Skirtumus įžvelgia tik neišmanančio stebėtojo akis, todėl įsiklausyk, Rama, ką ketinu tuo pasakyti. Šie nurodymai tikrai išsklaidys neišmanimo tamsą. Ko nors pasiekti šiame pasaulyje galima tik asmeninėmis pastangomis, o jeigu kas nors nepasiseka, tai tik dėl nepakankamų pastangų. Tai akivaizdu, o tai, kas vadinama likimu, yra prasimanymas, nes jokio likimo nėra. Asmeninės pastangos, Rama, tai tie protiniai, žodiniai ir fiziniai veiksmai, kurie pagal švento žmogaus nurodymus surašyti šventraščiuose. Tik tokių pastangų dėka Indra tapo dangaus karaliumi, Brahma sutvėrėjo ir visi kiti dievai užsitarnavo savo vietas. Pastangos gali būti dviejų rūšių: praeitų gyvenimų pastangos ir šio gyvenimo pastangos. Pastarosios gali neutralizuoti ankstesnėsis. Likimas tai niekas kitas kaip praeitų gyvenimų pastangos. Šiame įsikūnijime šios dvi kategorijos nuolatos konfliktuoja ir laimi stipresnioji. Iliuzijos išprovokuotos pastangos neatitinka šventraščių. Kai pastangos neatneša vaisių, reikia atidžiai peržiūrėti savo veiksmus, ar jie nekyla iš iliuzijos. Jeigu taip, jie turi būti nedelsant ištaisyti. Nėra didesnės jėgos už teisingą veiksmą, atlikta dabar šiuo metu. Todėl pasitelkus asmeninės pastangas, sukandus dantis, reikia stengtis blogį nugalėti gerumu, o likimą dabarties pastangomis. Tingus žmogus blogiau už asilą. Niekada negalima pasiduoti tinguliui. Reikia veržtis į išsilaisvinimą, suvokiant, kad kiekvieną akimirką gyvenimas traukiasi. Nedera mėgautis ištvirkavimo arba jutiminiais malonumais, kaip kirminai mėgaujasi pūliais. Tas, kuris sako, kad likimas mane pastūmėjo, tai yra besmegenis, nuo kurio nusigręžia sėkmės deivė. Asmeninėmis pastangomis įgyk išmintį ir suvok, jog tavo pastangos anksčiau ar vėliau atves į tiesos suvokimą. Jeigu žemėje nebūtų to baisaus blogio šaltinio, kuris vadinamas tinginyste, kažin ar liktų kas neraštingas ar vargšas. Tai dėl tinginystės žmonės žemėje gyvena kaip gyvuliai, nelaimingi ir skurdo palaužti. Garbė Dievui.